Žinot, yra keletas panašumų tarp Jonos ir Jėzaus. Pirmas. Jonos misija buvo pašaukti asirus, tokia tauta, Ninevės miestą, į atgailą, į vienintelį Dievo pažinimą, iš kurio ateina išgelbėjimas. Tuo tarpu Jėzaus misija buvo ir tebėra pašaukti visą žmoniją į atgailą ir į naują sandorą su Dievu, iš kurio ateina išgelbėjimas. Jona buvo pasiruošęs paaukoti savo gyvybę už bendrą keleivių išgelbėjimą. Tuo tarpu Jėzus paaukojo save už viso pasaulio išgelbėjimą. Čia buvo antra. Trečia. Jona buvo žuvies pilve 3 dienas. Tuo tarpu Jėzus prabuvo 3 dienas palaidotas kape. Ketvirta. Trečią dieną Jona buvo išspjautas, kabutėse prikeltas į krantą. Tuo tarpu Jėzus buvo 3 dieną prikeltas iš mirties. Penkta. Po prikėlimo įspėjimo į krantą Jona tęsė misiją pas pagonės, asirus Ninevėje, pašaukė žmonės į atgailą ir išgelbėjimą. Tuo tarpu Jėzus po prikėlimo iš mirties pašaukė apaštalus ir davė įsakymą skelbti Evangeliją iki pasaulio pakraščių. Šešta. Jonas skelbė, kad Ninevės miestas bus sunaikintas po 40 dienų, jei žmonės neatgailaus. Tuo tarpu Jėzus mokė mokinius ir davė jiems nurodymus ir po 40 dienų pakilo į dangų. Jona mokė, kad neatgailavimas už nuodėmes atnešė teismą ir kad išgelbėjimas ateina tik iš Dievo. Jėzus taip pat mokė, kad neatgaila ir netikėjimas atneša teismą, o išgelbėjimas yra Dievo dovana. Žinot, Jona gavo tiesiogiai kvietimą iš Dievo. Kaip telefonu paskambino Dievas ir pasakė, aš tik tau skambinu, niekam daugiau, aš tave išsirinkau ir aš tave siunčiu į šitą miestą, pasakyk jiem, kad jų kaltės pasiekė mane ir kad išgelbėjimas ateis tik iš manęs. Jona išsigando. Ar kažkas jam atsitiko? Jis pagalvojo, kad jis nenori eiti Ninevę. Žinot, į Taršišą reiškia visai į kitą pusę. Aš mačiau ten žemėlapius, jeigu norit, galite internete susirasti. Visai kitą pusę. Jona galvoja, kad jeigu jisai nuo šito šaukimo atitols taip toli, galbūt Dievas sugalvos, ką nors kitas siųsti Ninevę. Tuo tarpu Dievas visai šitaip negalvoja. Ir mes irgi, kai šitaip galvojam, mes labai klystam, nes Dievas taip negalvoja. Mes esam sukurti tam tikriems atvejams, tam tikriems darbams atlikti. Ir Jona buvo tam dalykui sukurtas. Jisai buvo tam šaukiamas. Jona to nežinojo. Bet ir sugalvoktų man bėgti laivu nuo Dievo, aš visą laiką tai galvoju. Tas pats, kad aš kai skrendu lėktuvo, aš galvoju, viskas, aš dabar jau tik tavo rankose. Nes jau viskas, ką aš galiu padaryti, manęs nieks neišgelbės. Visi esam taip patyrę. Laivu aš net nenoriu plaukti, net bijau pagalvoti apie plaukimą laivu. O Jona, jis sugalvojo pačią geriausią transporto priemonę, pabėgti nuo Dievo. Bet žinot, kai tu gauni kažką iš Dievo, kai reikia tau kažką daryti, geriau daryti, negu nedaryti. Daug skausmingiau ir daug sunkiau yra priešintis Dievui, negu paklus Dievui. Sakysit, ne, mes žinom apie Paulių. Pauliaus istorija, nuplaktas, užmėtytas akmenim, 3 kartus skendęs laivu, savaitę praplūduriavo vandenyne, kalėjimai ir galų gale viskas. Bet žinot, vis tiek yra geriau. Aš įsivaizduoju, kas būtų, jeigu Paulius būtų nepaklusęs Dievo. Tai dėl to Biblijoje nėra apie tai, bet yra apie Joną. Ir mes skaitėme patį galą. Viešpats paruošė didelę žuvį Jonai praryti. Jis išbuvo žuvies pilve 3 dienas ir 3 naktis. Nepaklusk Dievui, įlysi į žuvį. Pakliusi į žuvį. Ne koks kvapas turėtų būti pilve. Ir šiaip išmetė į vandenyną. Aišku, jūra labai greitai nurimo. Bet žinot, yra dar 8 panašumas tarp Jėzaus ir Jonos. Ir mes turim atsiversti Morkaus Evangeliją, 4 skyrių, nuo 35 iki 41 eilutės. Kaip čia taip iš karto atsiverčiu. Biblijos lapai klauso. Iš karto atsiverčiu.
nuo 35 iki 41 eilutės. Mes visi žinom šitą istoriją. Ta pačia diena atėjus vakarui, jis tarė mokiniams, Jėzus. Irkimės į aną pusę. Atleidę žmonės, jį pasiėmė, nes jis tebebuvo valty. Kartu plaukė ir kitos mažos valtys. Pakilo didžiulė vėtra ir bangos daužėsi į valtį taip, kad ją jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami, mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvome? Pabudęs jis sudraudė vėją ir sakė ežerui, nutilk, nusiramink. Tuojau pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. Jis tarė jiems, kodėl jūs tokie bailūs? Ar vis dar neturite tikėjimo? Juos apėmė didelė baimė ir jie kalbėjo vienas kitam. Kasgi jis toks, net vėjas ir ežeras jo klauso. Tai dar du panašumai. Iš tikrųjų dar du panašumai. Pirma, ir labai svarbu, mes čia sustosim. Jona giliai miegojo laivo dugne. Jėzus audros metu taip pat miegojo ant pagalvės valtyje. Abu miegojo vykstant vėtrai. Kodėl Jėzus miegojo? Kaip Jėzui iš viso pavyko užmigti valtį? Ir pastoriai pamokslauja ir mes dažnai galvojam, kur nori Jėzus ten ir miega. Kada nori, tada ir miega. Koks čia rūpestis mums. Kodėl Jona miegojo? Žinot, kai aš mokiausi mokykloje, aš nebuvau geras mokinys. Mums visą laiką užduodavo daug namų darbų, mums labai stipriai spaudė to gimnazijoje. Žodžiu, aš labai dažnai namų darbų nedarydavau. Nesistengdavau labai dažnai daryti. Ir aš pamenu, kaip man būdavo gėda, anglų pamokoje, kai mes sėdėjom, ir mokytoja eidavo ratu, klausdavo atsakymą. Ir kai iki manęs daeidavo, man būdavo taip gėda prisipažinti, kad aš nepadariau mokytojo namų darbų. Man buvo žiauriai gėda. Bet žinot, būdavo ir tokie atvejai, kai aš padarydavau namų darbus ir kiti nepadarydavo. Tai tada man būdavo visiškai ramu. Aš buvau ramus kaip belgas. Sėdėdavau klasėje, viską pasiruošęs, taip atsivertęs, imkite, jeigu norite surašyti, aš padariau namų darbus. Žodžiu, nosis jau ir užriesta, bet visiškai ramu. Tai yra du svarbus momentai. Kai tu esi prasikaltęs, tau neramu. Bet kai tu esi viską atlikęs, tu esi be galo ramus žmogus, tau niekas nepasakys, kad tu to nepadarai, tu viskam pasiruošęs, tu viską padarai, tau ramu. Jėzus buvo Dievo vaikas, jam nebuvo baisu ta audra. Visų pirma, mes turim paklausti, kodėl kilo audra. Turim užduoti klausimą, kodėl kilo audra Jonos atveju. Parašyta, nes viešpats siuntė vėją, smarkų vėją ir užsiuntė smarkę audrą, kad jūros vandenis pradėjo laivą mėtyti į kairę ir į dešinę. Žodžiu, Dievas siuntė tą audrą. Kodėl? Dėl to, kad Jona jam nepakluso. Dėl to, kad Jona bėgo nuo jo. Dėl to, kad Jona neklausė, ką Dievas jam davė. Kad Dievas jam davė sakyti, kur Dievas jam liepė eiti. Bet kodėl jisai miegojo? Kaip jam išėjo užmigti? Žinot, Jona miegojo ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Nuodėmė ir neklusnumas migdo. Nuodėmė ir neklusnumas migdo. Kai mes nusidedam, kai mes neklausom, mes tampam mieguisti dvasiškai. Mes pradedam snausti dvasiškai. Kai mes neįvykdom to, ką Dievas mums sako, mes pradedam snausti dvasiškai. Biblija labai aiškiai šneka apie tai. Tai Romiečiams 13:11 parašyta. Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas mums arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Pirmas laiškas Korintiečiams 15:34. Pabuskite kaip dera iš apsvaigimo ir nebedarykite nuodėmių. Jūsų gėdai pasakysiu, kad kai kurie jūsų visiškai nepažįsta Dievo. Tai yra labai stipru.
Pirmas laiškas Tesalonikiečiams 5:5-6. Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai, nei tamsai. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs. Ir tai yra labai stipru. Ir Dievas šiandien mums tai šneka. Dievas šnekėjo man, dėl to atiduodu jums. Ir tikiu, kad Dievas kiekvienam iš jūsų dabar šneka. Jona miegoja ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Ir žinot, kiek mes ilgiau miegosim, tiek daugiau žmonių eis į tamsą. Kiek mes ilgai lauksim to atgimimo ir nesistengsim eiti link atgimimo, tiek daugiau žmonių eis į tamsą ir skęs toj tamsoje. Žinot, Amerikoje krikščionybė yra užmigus. Dėl to tenai gėjai daro, ką nori. Jie įsibalsuoja savo teisės. Anksčiau mokyklose buvo skaitomi pirmoji klasiai 10 Dievo įsakymų ir kabėjo kiekvienoje mokykloje. Teismuose kabėdavo Dievo mes pasitikim. Dabar tos reikia nuimti. Dabar, žinot, net Kalėdas Amerikoje reikia vadinti atostogom. Man čia nei šilta, nei šalta dėl to, bet įsivaizduokit, jie galvoja, kad tai yra stipriai krikščioniška šventė ir ją draudžia taip pat. Tai yra be galo svarbu ir kiek mes laiko praleisim tame miegojime, tiek mes savo zonos prarasim šėtonui, piktajam, tamsai. Tiek, kiek mums dar Dievas davė, tiek mes galim naudoti stipriai. Bet jeigu mes miegam, šėtonas paima vieną dalyką, paima antrą dalyką, aš šitą praleidau ir šitą paima. Ir tai nebegrįžta. Dėl to mes turim pabusti šito miego. Iš dvasiško miego. Žinot, yra labai įdomus dalykas apie miegą. Kai miegi, tu nežinai, kad miegi. Kai miegi, tu nežinai, kad miegi. Iš tikrųjų, pagalvokit, kai jūs užmiegat, jūs nežinot, kad miegi. Jūs tik žinot tą momentą, aš einu miegoti. Ir mes kiekvienas iš mūsų krikščionis žinom tą momentą, kada mes nusidedam. Ir mes kiekvienas žinom tą momentą, kai mes jam nepaklūstam. Bet tada užmiegam ir jau nebežinom, kad miegam. Yra dar vienas labai įdomus dalykas ir aš jums turiu išpažinti savo nuodėmes. Kad kai tu miegi, kai tu esi tam miege, tam geram, šiltam miege ir kai suskamba žadintuvas, tu nenori keltis. Tu nenori keltis. Ir kai tu išgirsti iš Dievo žodį, kai tu išgirsti iš Dievo šaukimą, kelkis! Dabar, tu nenori kelkis. Aš turiu išpažinti jums nuodėmę, kai skamba žadintuvas, jis turi skambėti gal net 5 kartus, kad aš atsikelčiau. 6 žadintuvas yra Roberta. Įeina į kambarį. Kelkis! Kiek tu gali miegoti? Tai tokia mano išpažintis. Bet čia tokia dvasiška išpažintis ir aš tikiu, kad jūs galite pasiimti kažko iš to. Žinau, noriu papasakoti tokią istoriją apie berniuką. Apie berniuką, kuris mėgo žaisti. Jam labai patiko žaisti. Visą, ką jis darė, jis norėjo dar padaryti tokį kaip žaidimą. Bet darydamas dar jis norėjo žaisti. Ir buvo tokia situacija gyvenime, jis spardė kamuolį į vitriną. O jo tėtis pardavinėjo ginklus toje parduotuvėje. Ateina, tas kaimelis toks mažas, kelios sodybos. Ir ateina pas jį žmogus, vyras, ir sako, aš noriu nusipirkti šitą ginklą. O, sako tėvas jam. Tai ką, eisi medžioti gyvūnų? Ne, sako, aš noriu nušauti vieną žmogų, kuris man žiauriai prisidirbo. Tada tėvas pasikviečia, jis išėjo, tada tas tėvas pasikviečia greitai savo berniuką ir sako, bėg greitai va, šitai va, nebėg gatvėm, bėg tiesiai per mišką iki to mūsų kaimyno, jis tikrai eina jį nužudyti, aš žinau, jis eina nužudyti, tu eik jį ir įspėk, kad jisai nemirtų, bėg, nieko nedaryk, tik bėg per mišką. Ir tas berniukas, pakluso tėvą ir bėga per mišką, bėga. Ir sustojo, reikia jam pažaisti. Pasiėmė akmenukus, pradėjo rinkti ir pradėjo mėtyti paukščius.
mėto į paukščius ir į vieną pataikė ir nužudė tą paukščiuką. Jis paėmė į rankas tą paukščiuką ir jis krūvinas buvo. Paėmė, numetė, nusibodo žaisti, toliau bėga jis. Ateina, žiūri, jau pilna žmonių aplinkui tą namą ir jo tėvas jau tą namą. Tiek ilgai žaidė. Sako, tai kur tu buvai? Kur tu buvai, mano vaikai? Tai aš norėjau žaisti, aš mėčiau akmenukus į paukščius. Tu pavėlavai. Aš tavęs prašiau, kad tu nubėgtum ir pasakytum tam žmogui, įspėtum. Tu pavėlavai, jisai mirė. Parodyk man rankas. Jisai parodė jam rankas, sako, kodėl jos krūvinos? Sako, nes aš vieną paukščiuką sužeidžiau, čia paukščiuko kraujas. Ir tada tėvas jam sako, ne tik to paukščiuko kraujas ant tavo rankų. Ir mes žinom tą pranašystę apie Ezekėlį. Ezekėlis sako, tie, kas žino tiesą, bet jos nesako, tiems, kam reikia sakyti, tai jie keliausia į pragarą. Tie žmonės, kuriems reikia sakyti, jie keliausia į pragarą. Bet jų kraujas kris ant jūsų rankų, ant jūsų galvų. Tai yra be galo rimta. Bet sugrįžkim prie Jėzus. Nes šiandien aš noriu dalintis gerą naujieną. Aš įspėju, tai yra labai svarbu, mes negalime mėgoti, mes turim pabusti. Kodėl Jėzus mėgojo? Jam buvo visiškai ramu. Jam buvo visiškai ramu. Audra, ta nuodėmės audra, ta klastos audra, ta abejingumo audra, tas Dievo įniršis, ta audra, kuri kyla ant kiekvieno žmogaus, prie kiekvieno žmogaus namų ateina audra, nori muštis į tuos namus, nori pradanginti tuos namus. Dievo įniršis, Dievo teismas nori trenktis į kiekvieną, kuris yra prasikaltęs. Bet Jėzus mėgojo dėl to, kad Jėzus nepadarė ne vienos nuodėmės. Jis buvo visiškai ramus dėl to. Mes skaitom Bibliją, kai Dievas pats sako apie savo sūnų, šitas yra mano sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Dėl to Jėzus buvo visiškai ramus. Apaštalai sako, kaip tu gali miegoti? Ir Jėzus atsistojo ir nuramino audrą, ir nuramino ežerą. Grįžkim prie panašumo, kaip Jonas sakė, meskit mane į vandenį ir jūra iš karto nurims. Meskit mane į vandenį ir jūra nurims. Ir jis išgelbėjo tos keletą savo bendrakeleivių. Bet kai Jėzus metėsi į vandenį, kai Jėzus metėsi į vandenyną, į nuodėmės vandenyną, kai ant jo užpylė visą vandenyną mūsų nuodėmių, ateities, praeities ir dabarties, kai visą savo įniršį ant jo užpylė, kai visas įniršys į jį trenkęs ant kryžiaus, jis išgelbėjo visą pasaulį, kiekvieną, kuris tiki jį. Ir dar yra viena istorija. Sibire buvo caras. Ir jisai keliavo po Sibirą su savo tarnu, ant rogių ir su šunimu. Ir jie keliavo su savo tarnu. Ir pradėjo paskui juos bėgti vilkų gauja. Žinot, vilkai tai nėra šunis, jų galvos būna tokio dydžio net. Ir jie puolė juos ir bėga paskui, ir jie niekaip negali pabėgti, greitai bėga. Šunis bando iš paskutiniųjų pabėgti. Ir mato, kad niekaip nepavyks pabėgti, dėl to tarnas šoka nuo rogio ir vilkai jį sudrasko, bet caras pabėga. Ir daug kas sakys, tai čia yra kryžiaus istorija, čia yra bibliška istorija. Ir aš sakysiu, ne, yra vienas didelis skirtumas. Nes jeigu tai būtų kryžiaus istorija, princas būtų šokęs, o ne tarnas. Nes jeigu tai būtų kryžiaus istorija, caras būtų šokęs, o ne tarnas. Caras būtų išgelbėjęs savo tarną, taip kaip mes, jo tarnai, buvom išgelbėti, nes karalius mirė už mus. Taip kad šiandieną aš jums noriu kiekvienam pasakyti, nebemiegokim, atsibuškim. Aš žinau, kaip yra sunku ryte atsibust, aš žinau, kaip yra sunku atsibust, kai kažkas sako atsibust. Mes norim ant durų savo pasikabinti, netrukdykit ženklą, kad niekas pas mūsų neitų. Ir aš žinau, mes dažnai pasistatom tas sienas ant širdžių,
ir sako, netrukdykit, nesakykit dabar, aš nenoriu to priimti. Nusiimti. Nusiimti. Šiandien Dievo žodis yra toks. Atsibusk. Tu dar turi šansą įvykdyti tai, ką aš tau paruošiu. Amen? Aleliuja. Pasimeskim. Dieve Jėzus.